Sveikučiai visi. Su šventėm, su kalėdom, su kūčiom, su naujais metais ateinančiais. Iš tikrųjų ilgą laiką nesimatėm, pasiilgau šitų visų filmavimų. Kodėl nesimatėm? Nesimatėm todėl, nes buvau susilaužęs ranką ir dar dabar tebesu. Buvo rankos operacija, tai žodžiu išoperuotas, susuktas, persuktas ir dabar viskas čikė, tai nuotaikos geresnės ir galim užsiimti hobiais. Vėl atgal grįžti prie hobių. Žodžiu, turim nuostabų orą, gruodžio 30 diena šiandien. Turim nuostabų orą, tiesiog tragedija. Skrendam šiandien į Dubajų, pasižiūrėti naujametinių fejerverkų. Nes aš pats asmeniškai Dubajai kiekvienais metais stengiuosi nuvažiuoti, kažkaip stengiuosi, ruošiuos ir taip ir nepavyksta. Taip ir neaplankom to Dubajaus, o kadangi šiais metais ta išvyka turi būti šiek tiek mažesnė kažkur, dėl to, kad dar kol kas rankos traumą turiu, tai nusprendėm vykti Dubajų. Tai pasižiūrėsim, kaip ten seksis, pasižiūrėsim fejerverkus ir viskas. Sukraunam daiktus, viskas. Pučiam. Nebėg vanduo? Na ką, 5 buteliukus prisileisim ir 10 eurų. Sutaupė. Šiaip labai įdomu, gal kas iš draugų yra čia atskrydė į Kutaisį ir varė į Sakartvelą slidinėt. Ten kažkur yra, žinau, kad yra labai geros trasos. O tokio didumo uostas. Tai čia jaučiu kažkur tie vartai kiti šalia ir yra. Šiaip galiu pasidžiaugti. Labai mažas, bet labai tvarkingas uostas. Viskas nauja, gražu. Nu, žodžiu, perfekta. Ko reikia? Alkoholį čia pirkti. Alkoholį? Nereikia alkoholį pirkti apšė? Ne, reikia butelį kokį visi pirkti. Nori gert labai? Norim. Nom. Va, nieko sakam, neičiam su manyti. Po vieną. Tai jūs su Dubaju nuskrysit? Ir viskas. Ir mūsų kelionė finita. Žinosiam, ką buvom Dubaju. Ai, tai čia pigiausias variantas galbūt. Jo, sakam, ten žinot, bajus, kad neužpuola. Gruzinišką viskę. Įsiveš. Ne visks, sakė kaip konjakas. O ko skiriasi vis, konjaks ir brandy? Visks neskanus. O konjaks? Einam, Gitanas. Pusė abiejas. O šitas kaip konjaks, sakė? Kaip konjakas. Tai šitas skans jau turėtų būti. Nežinės. Prasidėjo laipinimas jau. Nespėjau nufilmuoti spurgų, čia buvom prisipirkę, bet suėdėm kažkaip labai greitai. Pasiėmama tų liuks. Z smakam bekona. Ir atsigert manęs gal ką? Hei. A kaip jūs jau Šanchajų nusileidot? Jo, mes jau Šanchajui, bet sako, čia pasirodo, $3 kainavo kortelą, nusipirkam to kortelą, prisidėt, 5G iš karto, viskas, pilnos padalas, sako, jau raks, internetas išversti turėtų būti. Reikėjo kodą suvest kaip ežė? Ne, Google's neveik, Facebook's neveik, Messengeris neveik, WhatsApp's neveik, nieks neveik, Google Maps'e neveik, kas per nesąmonė. Sako, Kinija visko blokuoja, sako, kas sako, su Europos, nieks neveik, absoliučiai. Bando interneto per Google tiesiog atsidaryti, tiesiog paieško Google's neveik. Grina per kinietiškai tai sureiti. Tai ką, tu dabar kinietišką WhatsApp atsisintai? Ne, dabar VPN atsisinčia. O VPN įsivaizduok irgi, rašo tiesiog VPN, tipo rašo internet, irgi blokuoja.
leidžiu parašyti kosmosą, žinok. Na, normaliai išsikaliniai. Bet nieko, ieškom dabar metro. Ir viso, lysam lėkti. Pas mum 5 rytą, matai. Šaunuolė. Pas mum pusė 2, mes Sakartvelyje jau esam. O dabar 4 valandas ir būsim Dubai. Viskas. Kostai, davai, ceiki. Davai, eikiuk. Žmonėm, davai. Laikykitės. Nu ką, mes Sakartvelyje skrendam į Dubajų. Paulius, Kinijai, Šanchajui. Iš Šanchajaus skris į Filipinus. Tai va, mes taip ir gyvenam. Va šitą sezoną mes biškį ne kartu, nes va trauma rankos. Negalėjau prisijungti prie rimtos kelionės, tai va tokia biškį paprastesnė pasidarysim šiais metais. Ar tai bus 6 lėktuvas per 24 valandas? Gal nebus. Bet tikėkimės. Nes dabar Bayeris toks, kad per paskutinius 24 valandas visam pasaulyje 5 lėktuvų nugriuvo jau, ar 4. Kaip nugriuva? Nesvarmam, nesigylak, viskas gerai, čia mes tarpusavį šnekam. Šnekam, kad visai yra lėktuvų griūna. Per parą 4 lėktuvų nugriuvo. Pirmą kartą girdžiu, kur rašė. Mūsų šitas labai naujas lėktuvas. Per dažyts tiesiog gražiai. Žodžiu, varom ir dabar pamatėm, kad čia kažkaip žmonės nori prasadinti, kažką daryti. Sakau, kas nutiko mergaitės, sakau, gal čia pagalbos reikia? Sako, matai, čia sako, deportuotų žmonės, sako, dabar čia kas baudas gavę, tai čia porą, sakė, 4 žmonės surakintus kažkokius atves. Tai, žodžiu, pasadins priekį gale. Tai ką jie prisidirbo, aš ir nesuprantu. Tokie normalūs žmonės visai atranda. Nu, kaip vieta. Ar yra kojom vietos? Jo. Viskas normaliai. Sakant, vieną skrydį gauni daugiau vietos, kitas skrydį biškį mažiau. Nieko. Ypatumą būti. Jeigu aš atsisėšiu tiesiai, man prieki moteris kompleinantų iš karto, kad aš jas spardo. Nes įsiremtų tiesiog kojos. Taip įsiremtų, bet dažniausiai sudėtingiausias būna pirmos 5 minutės. Nes po to nuo kelio atsijung kojos ir tu nieko nebejauti. Ir viskas gerai. Dar vienas labai didelė problema yra, kai va taip va sėdi. Va, galiu parodyti. Va taip sėdi. Ir didelė problema. Nes kai važiuoju su tais ratukais ir tu miegi, visą laiką užvažiuojant kojos. Visą laiką. Ir tad saka, oi, sorry, I'm sorry. Ne, sako, nieko. Kojos smėlins. Nu, nieko. Bet čia jau, kaip sakant, jeigu tavo ūgis 200 centimetrų, jau turi susitaikyti su kai kuriais dalykais. Dabar kamerą nebespėjau. O. Sveiki, megaliai. Mes esame Abu Dabyje. Dabar yra be 26 ryto. Mes jaučiamės gerai. Lėktuve temperatūra kaip Dubai dieną, labai karšta. Visą naktį pražiau filmus, reikėjo pamiegot, bet jisai kaltas. Aš. Nes tu prisintai filmų visokių ir nebuvo įmanoma užmigti. Ir varam lauk taksą. Sėsim ir lėksim į Dubajų. Nu, atvykom į Abu Dabį. Tai mūsų planas dabar pasiimt kortelę, susirašyti su vairuotoju, nes mum jau vairuotojas parašė, bet biškį interneto neturim. Nu ir ką? Ir rauksim į Dubajų. Dar reikia vizos nuvaryti pasidaryti. Na ką, su driveriu susirašėm.
rašo, kad jau jisai mūsų laukia. Žodžiu taip, vairuotoją bukinamės, kadangi bookingę turiu tą Genius 3 nuolaidą, 3 lygio paskutinę, tai situacija tokia, kad net nelabai apsimoka bukintis per Uberį ar per kitą platformą. Pigiausia yra bukintis man per bookingą, tai bendroj sumoj gal gavo 60 € už taksą 4 nuvažiuoti iš Abu Dabio į Dubajų. Į Dubajaus viešbutį. Tai čia mums bendro kelio gaunas gal 130 km. Reikia dar neužmiršti, kad yra 5 ryto, 6. Tai žodžiu, viskas labai perfekt čia gavas. Ir šiandien nelengva dienelė laukia. Nes tokie ir be miego. Oh, lives in under the sea. SpongeBob SquarePants. Tai pirmą kartą, kai paskrendat į Abu Dabį ir Dubajų, reikės susitvarkyti tą tokią e-vizą, vadinas. Jeigu vieną kartą susitvarkiai, tai daugiau niekad nebereikės, tada greitai įmanoma prasmukti. Bet patarimas, jeigu išlipat iš lėktuvo, tai jau vyniokit kuo greičiau, kad kuo pirmesni stovėtumėt. Nes mes būtent dabar taip darėm, niekur nestovėm, paskubėjom ir vieni iš pirmųjų stovėjom, tai nežinau, kitiem čia gal apie valandą reikės dar pastovėti. Na ką, pasiėmėm SIM kortelę. Tai, žodžiu, 2 pagrindiniai provideriai yra DU vadinas ir Etisalat, ne vadinas? Etisalat. Tai čia žodžiu pagrindiniai provideriai. Ir mes Etisalatą pasiėmėm, sumokėjom 200 dirhamų ir gavos 52 €. Bet už visiškai neribotą internetą visai savaitę. Hello, hello, how are you? Aurelis neišgeriausia. Gyvybės sulčių 7:30. O mūsų Toyotytė 400 000 nuvažiavus. Ai, šiaip fun fact, kalbėjom apie numerius. Antanėlį, koks brangiausias numeris nupirktas buvo? 7. 7. Už? 15 milijonų. 15 milijonų. Nu tai tikėkime, gal išvysim tą 7 Dubai.